Zigmas Vaišvila, buvęs saugumo vadas, komentaras TV televizijoje atskleidė, kad pirminis pelkės pranešimas buvo automobilis ir 3 dingę. Ir tada kyla klausimas, jeigu nuslėpė 3 lavonus, o kodėl nenuslėpus 100 arba 200? Nes šitiek armijos suvarė, šitokie veidai perkreipti. Vos ne NATO 5 straipsnį jungia, greičiausiai jungia, nes Lenkija, Estija atvyko. Ir Zigmas Vaišvila užsimena apie visus keistus įvykius ir scenarius ir Giedrė linktelna, tai mes visi suprantam, kas esam komentaro gerbėjai, kad na ir kai kurie iš mūsų bendradarbiai yra buvę, kad tai turime omeny medininkų įvykius, o medininkų įvykiuose būtent, kad labai keista žmogžudystė, kai 4 skirtingų tarnybų pareigūnai viename vagonėlyje atsiduria ir negali ištirti metų metais ir tenais nesutampa šūviai, o paskui kaip aš atradau, kad šernas be akinių negalėjo matyti, kas praėjo. Aš tą pasakiau tam bylą tyrinėjančiam advokatui. Pasakiau, kad aš turiu ganėtinai didelį minusą ir jis mane prie tų schemų nuvežė. Mes katedroje susitikom mišiuose ir aš pasakiau, kad aš turiu idėją, kad šernas irgi meluoja. Ir tada jis atsistojo, už poros metrų aš nusėmiau akinius, sakau, aš nematau jūsų veido. Tai jisai taip sako, tai su -4 irgi negalima matyti, su -4 irgi, sakau, nesimato veido iš tokio atstumo. Ten viskas yra melas, ta byla. Kaip ir melas, kad šernas nevaikšto, jisai vaikšto, jisai tebedirbo muitinėje, vienu žodžiu, ten labai daug melo. Bet jisai taip turėjo sakyti. Ir vat šita vat visa pelkių istorija, kodėl Tutkus apie prisigėrusius 3 karius pasakoja. Tie 2 karininkai, nesvarbu, kad Vaišvilai atėmė karininko laipsnį, tie 2 karininkai, jie paralelės veda. Vaišvila su medininkais, Tutkus su prisigėrusiais kariais, kur kažkas išrengė, sumušė. O mano klausimas, jeigu nuslėpiami 3 lavonai, kodėl nenuslėpus 100, kodėl nenuslėpus 200? Jiegi ten turi nerašytas taisyklės. Jeigu kažkas tokio atsitinka, jie laiko, amerikiečiai, kadangi save laiko ten pasaulio elitų, o lietuvius laiko durniais, nes jei nelaikytų durniais, taip nesielgtų. Tai šitiem durniam pranešti nereikia, nes kils panika. Kils panika, žmonės tuos išgyvenimo krepšius pagaliau pasiruoš, rūsius apsižiūrės. Nes dabar visi atsipalaidavę sėdi. Visi atsipalaidavę sėdi. Rūsius apsižiūrės, dar kažką, tai ten kažkur ten, jeigu senovinė sodyba, kaimynas ateis ir pasakys, kurioje vietoje yra užverstas rūsys. Pasiruoš visi. Kažkur gal miške pas kažką rūsys yra, kažkur kažkoks blindažas. Pradės ruoštis, konservų susipirks. Aš tai truputėlį susipirkus, tai kartais labai smagu gaminti, neišėjus iš namų. Nusipirkite 10 ar 20 konservų paprasčiausiai ir makaronų ir turėkit. Gal elektros nebus, gal parduotuvės nedirbs. Mes įpratę taikos sąlygomis gyventi. Bet mano klausimas, jeigu įmanoma paslėpti 3 žmonių žūtį, kiek dar tenais įvykių paslėpta ir kas ten iš tikrųjų atsitiko?